Bostonas vėl Vilniuje. Nu, bent jau viena Bostono pusė. Grįžtame į reguliarų transliacijų ir turinio ritmą, nes jaunesnysis Krabas baigė savo vojažą, užsieninę korespondenciją po Malagą. Ir buvau techniškai arčiausiai, kiek esu buvęs iki Ispanijos Grand Prix, tai kuris vyksta Barcelonai, bet vis tiek dar ten tolokai. Tai nešvietė man išgirsti, kaip ūžia minia dėl Alonso pasirodymo. Bet mes dabar ne apie Ispanijos GP. Vyresnysis Krabai, kaip buvo Vilniaus ir Lietuvos situacija, kol nebuvo manęs? Buvo liūdna. Formulės niekas normaliai nekomentavo, tai praleidom dvi lenktynės. Aišku, nes Ispanijos Barcelona tai mums pavyko per nuotolį pakomentuoti, o toliau su Spielbergu ir su Silverstone'u kažkokie hakeriai įsilaužė ir mums nepavyko. Bet mes dabar pastatėm normalią ugnesenį. Ugnesenį yra pastatyta, dega visi virusai, bet hakeriai mums netrukdė filmuoti Silverstone'ą, bet tiesiog aš buvau lėktuve, tai būtų sunkoka šiek tiek. Taip. O šitą ugnesenę tai visiškai nepadėjo nuo nenusisekos transliacijos, kurią tarp kitko mes visą laiką darėme. Ir tik po to, kai Austrijai, Spielbergė, bet tik po to supratom, kokia tragiška garso kokybė buvo. Taip. Tai buvo liūdna. Nu ką, tai dabar aš galvoju, kad mes vis tiek labai trumpai užmėsim, pasidalinsim mintimis pirmiausia gal apie Spielbergą, Austriją, kur sprintas buvo, kur sprinte rezultatus pašnekėsim, tai primenu gal tik tais, kai standartiškai primindavom, kokia ta trasa, tai šiaip tai įdomu tai, kad ten tik 10 posūkių greita, nors 4,3 km trasos ilgis, bet ratas įveikiamas per trumpiausią laiką minutę 5 sekundės. Šito rekordo Sainzo 20 metais su McLarenu padaryta, niekas užpraeitas lenktynės neviršijo, bet įdomu tai, kad netgi Monakas su 3,3 km ir su mažesniu atstumu nei 300 km bendro ilgio trasos ir tai ilgiau, nes lėtesnė trasa, tai buvo daug lenkimų. Dar kas įdomu, kad mes esam kalbėję pernai metais, kad visos tendencijos viso pasaulio yra į žalią energetiką, bet labai Austrija ir būtent formulėje šitas etapas labai pasiteisino ir pernai, kai eksperimentas buvo, kad būtent viso savaitgalio ir sprinto, ir lenktynių, ir treniruočių metu naują efektyvesnę elektros energijos gamybos sistemą, ką reiškia efektyvesnė, tai daugiau razečių. Kad pasiekti, reiškia, tą tikslą, kuo mažiau anglies dvideginio išmesti, tai buvo sukurta biodegalais pagrįsta, reiškia, elektros energijos tiekimo sistema. Toliau yra daug pastatyta buvo saulės baterijų ir gavosi taip, kad jeigu, pavyzdžiui, 22, kiek rašo informacija buvo, kai dar nebuvo šito eksperimento, 22 buvo išmesta per visą savaitgalį 198 tonos, tai pernai buvo tik 12 tonų išmesta. Koks taupimas? Daugiau negu 10 kartų. Eina savo. Jo, labai. Tai čia taip pasiteisino ir užpraeitose lenktynėse informacijos kiek dar nebuvo duota, bet manau, kad tas pats lygis buvo išlaikytas. Tai dabar klausimas tik tai, kaip kitos trasos bus pasiruošusios tokius dalykus daryti. Aišku, čia trasai kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, čia tiesiog reikia nukirpti pagrindinį elektros laidą ir pristatyti kitų laidų. Tai tiek apie pačią trasą, bet dabar mes gal trumpai apie lenktynės. Sprintą ten gal daug nėra ką komentuoti, aš atsimenu, kad Norrisas ten suklydo ir šiaip McLarenai sprinte, reiškia, irgi dominavo ir praeitą, ir užpraeitą savaitgalį, kalbam apie užpraeitą. Austrija, tai Verstappenas vis tik sprintė buvo pirmas, bet abu, reiškia, Piastris antras, Norrisas trečias, abu McLarenai. Tikrai dabar yra
Dabar jau ir po Silverstone matom, kad Red Bullis ir McLarenai, netgi sakyčiau, McLarenai dabar šiek tiek greitesni, kažkaip man atrodo. Nu, Verstappenas dabar tikrai jau net nekalbu apie Perezą su jo pasirodymą, apie ką mes pašnekėsim apie tai. Bet Verstappenas, jis dabar jau viskas atrodo mirtingas, žinai. Dabar jau tikrai galima tikėtis kovos, ypač Silverstone buvo tas labai akivaizdžiai matoma. O lenktynės, tai gal aš tada dar tokį savo matymą apie Austriją, kad užbaigčiau ir tu gal pasidalintum kažką, kad, buvo irgi labai permainingos. Pats įdomumas buvo ant galo, kai Norrisas jau pradėjo lenkti Verstappeną, ir buvo avarija, Norrisas, aišku, ten likus keliams ratams pasitraukė iš lenktynių. Iš esmės daug kas kaltino Verstappeną, kuris gavo 10 sekundžių, bet tas 10 sekundžių vis tiek jisai važiavo į boksus, pasikeitė padangas, užsidėjo minkštas, kad galėtų greičiausią ratą. Pusę ratą dar važiavo su sprogusią padangą. Tai iš pirmos vietos liko 5, bet atstumas nuo 6 buvo daugiau kaip 10 sekundžių, tai tas bauda 10 sekundžių. Teisėjai nusprendė, kad Verstappenas kaltas, o Norrisas gavo baudą už tiesiog trasos nesilaikymą 5 sekundės, tai čia neturi reikšmės, bet kas įdomu. Ir tai gal susidėjo ir ne tai, bet visada Silverstone'as, kuris po to buvo po Austrijos, prastai pardavinėjo bilietus, tai sako, kai tik tai šitokia kova buvo ir toks incidentas, bilietų pardavimai šoko aukštyn, tai čia irgi įdomus toks faktas. Ir dar konfliktai toliau tęsiasi tėvo Verstappeno su Horneriu, Red Bullio komandos vadovu. Tai pasirodo ten, man patiko tas, kad neleido, nežinau kaip gali neleisti, bet Horneris neleido tėvų Josui Verstappenui dalyvauti legendų lenktynėse. Kažkas ten filmuoti jo nenorėjo, ar kažkas tokio? Bet kosmosas, tas kaip vargšas, man neleido dalyvauti legendų lenktynėse, nes jis matai legendą, gal ir legendą, bet vis tiek, sakyčiau, jo sūnus tai legenda. Bet okei. O čia man patiko Helmutas Marko patarėjas. Hebra, ne vaikų darželis, apie ką mes šnekam. Yra rimtesnių bėdų, mes prarandam lyderių pozicijas, gal susikoncentruokim į normalius dalykus. Tai ir iš esmės gavosi, kad lenktynės laimėjo ir kasgi laimėjo lenktynės? Laimėjo Russellas ir labai iš karto užbėgsiu šiek tiek įveikiam už akių, nes kol nepamiršau šito, ką parašė Mercedes komanda apie jų performance Austrijoje ir performance Jungtiniai Karalystiai. Tai laimėjo Austrijoje Russellas, kas buvo tikrai netikėta, nes iki pat galo Verstappenas važiavo su Norrisu priekyje, susikalė, Verstappenas gavo baudą ir važiavo kurį laiką be vieno rato praktiškai. Ir Russellas pasinaudojo progą ir atvažiavo pirmas, nes ten buvo visai nedaug likę iki lenktynių pabaigos. Keli ratai buvo likę. Tada Oskaras Piastri antras buvo, Sainzas buvo 3, Hamiltonas 4, 5 Verstappenas ir noriu pabrėžti dar 2 pavardės, nors gal 3. Hülkenbergas 6. Jo, Haasai, kosmosas. Tai jie po Komatsu tikrai atsigavo, buvo įkvėpta šviežio oro. Aišku, negali sakyti, kad buvo gal prieš tai dar tobulinamas bolidas. Jis viską filmavimą Netflix'e viską. Jo, jis galbūt dėmesys šiek tiek buvo kitur. Bet Perezas buvo 7 ir nesugebėjo Verstappeno pasivyti, kuris patyrė avariją ir važiavo pusę ratos be rato ir tada dar į boksą sustojo. Tai ir Magnusinas 8 norėjau šitą pasakyti, nes irgi Haasai iš viso 12 taškų. Atsimenat, mesgi šnekam, kad jie ten po 1, po 2, po 3 taškus renka, o dabar 12 taškų ir užbėgant į priekį dar jie per Silverstone, kai šnekėsim, Hülkenbergas vėl fantastiškai Silverstone suvažiavo, dar taškų gavo, tai kosmosas. Ir ką norėjau pasakyti apie Mercedes. Mercedes savo Twitter'e, X formoje. Man labiau Twitteris kažkaip patinka. X tai toks atrodo apie nieką pavadinimas. Todėl, kad Trumpas Trumpas pradėjo Twitterį PR-inti. Juokauju. Aš jau galvoju, prie ko čia Trumpas, žinai. Ne Trumpas, įkūrė, ne Trumpas, okei. Tai šitą atvažiavo ir Hamiltonas, tarp kitko, Jungtiniai Karalystė, čia bus statistikos pilna. Pirmas atvažiavo, tai Russellas ir po to Hamiltonas, abu Mercedes pilotai. Tai Mercedes per savo Twitterį X parašė. Pergalės kaip autobusai Londono, sako. Lauki vieno ir 2 atvažiuoja. Geras. Tai visai gerai, taip sugalvojo. Ir tai Austrijoje tokios tokelės. Iš karto tada perbėgam su šituo įdomiu pasakymu į
Britanijos Grand Prix. Štai yra tokie rezultatai, kad spėtumėt pamatyti. Rodau ekraną. Tai Hamiltonas pirmas. Pergalė po N laiko. Pasakysiu šiek tiek daugiau statistikų apie tai. Verstappenas buvo antras. Lando Norrisas trečias. Pasisekė ganėtinai, taip. Nes iš tiesų Norrisas daug kartų lenkė McLarenai, Verstappenai ir aišku Mercedesai per lenktynės, bet šiek tiek lietus sumaišė kortas ir šiek tiek strategija McLarenų buvo netokia, kokie jos galėjo norėti. Jie, labai atsiprašau, šiandien, ir jie 2 bolidus iš karto suvedė į boksus ir dėl to Piastris nukentėjo smarkiai. Sainzas 5, Hülkenbergas vėlgi 6, Strollas 7 geras pasirodymas iš Aston Martin, nes Alonso dar yra 8, Albonas 9 ir Tsunoda 10 ir 11 Sargentas, puikus pasirodymas tarp kitko Williams piloto, taip. Labai pelnytas, Magnusenas 12, Ricardo 13, 14 Leclercas, Ferrari apmaudžiai, 15 Bottas, 16 Okonas, 17 Perezas. Tai apie tai irgi pašnekėsim apie jo performance. 18 Joe Russellas yra nebaigė lenktynių, jam sakė sustoti ir Pieras Gaslis irgi net nepradėjo lenktynių. Did not start parašyta. Jo, tai čia gal reiktų paminėti, kad visai buvo smagu žiūrėti, nes lietus buvo, tai jeigu taip visą retrospektyviai pasižiūrėti, tai gerai startavo ir tvarkingai prasidėjo Mercedes lenktynininkams. Jie po kvalifikacijos buvo pirminės, šiaip tai džiaugiasi Maksas, kad aplamai Verstappenas, kad 4 kvalifikavosi su apgadintų bolido dugnu. Taip. Tai ir jie išlaikė tas pirmas pozicijas, bet tuo metu Verstappenas starto metu sugebėjo Norrisą aplenkti iš 4 vietos. Bet po to Lando Norrisas ir Oskaras Piastri atsikeršijo, net nustebu atsikeršijo Verstappenui ir aplenkė Verstappeną. Ir jie nestabdė toliau ir kažkaip pasinaudojo lietum, pasinaudojo kažkaip sulėtėjusiais Mercedesais. Abu iššoko, aš buvau nustebęs, abu iššoko į pirmas vietas, tai jis tada Verstappenas 5 liko. Bet va čia, kai tu pasakei, kad abu kartu pasikvietė, tai kiek aš atsimenu ir kiek rašo, kad buvo padaryta klaida pirmoji McLarenų, kas lėmė po to vis tik tai, kad jie nepaėmė pačias aukščiausias pozicijas, tai į boksus pasikvietė tik Lando Norrisą, kai pradėjo lyti. Kažką sumaišiau tada. Jo, o Piastri nenorėdami užlaikyti, bet Piastris jau reikėjo keistis padangas, jis priverstas buvo važiuoti visą ratą, kol antrą kartą. Ir čia buvo klaida. Kodėl aš taip neteisingai prisimenu? Tu sumaišiai matyti su, man atrodo, dabar kažkurį komandą aš neatsiminsiu, aš irgi nustebau, kad ar ne Mercedesai abu kartu pasikvietė. Ir praktiškai jie taip šiek tiek užsilaikė, bet ne 20 sekundžių prarado. Taip. Tai va, čia buvo pirmoji klaida ir aš atsimenu tada Piastris iš 2 vietos, bum, 6, kosmosas, taip. Viskas. Ir va tai pirmoji klaida nuvarė žemyn Piastri. Po to su Norrisu, kai jis visai aukštai ten važiavo pirmas ar antras, dabar neatsiminsiu, bet man visada kyla klausimas, negi taip sunku laiku pasikviesti, pradėjus keistis oro sąlygom, o buvo tai lyja, tai nelyja, tai deda sauso oro padangas, tai deda į interius. Ir tikrai, jau akivaizdu, tokiems kaip mes, kurie tiesiog iš šalies stebim, aišku, biškai daugiau stebim, bet, ir to visi šoka į boksus, keistis jau, pavyzdžiui, lietaus padangas. Ne, Norrisas dar visą ratą važiuoja, ir matosi, kad išlys daug vėliau ir vėl ta pati klaida ir jis vėl išlindo ten. Komentatoriai tenai sakė apie, kad paprastai ten, man atrodo, Martinas Brundtlas, kuris pats yra buvęs lenktynininkas, jeigu būtent tą žmogų prisimenu teisingai, bet esmė tame, kad su patirtim žmogus šneka ir sako, tokiu metu jau, kai yra tokios dalinai apgaulingos sąlygos, piloto praktiškai yra dažniausiai pasirinkimas, nes jisai geriausiai jaučia bolidą. Aišku, gali sakyti, kad tu matai telemetriją ir tu objektyviai matai, kad jis jau tu nebevažiuoja taip, kaip galėtų, bet galbūt Brundtlas iš buvusio piloto pusės, galbūt sako. Ir dar buvo, kad 4,5 sekundės užtruko sustojime, kaip paprastai žemiau 3 norėtum taikyti. Ir tada aplenkė vienas iš Mercedes, jeigu teisingai pamenu. Jo, tai aišku, tai yra komandinė taktika, aišku, kad nėra, kad pilotas tiesiog mygtukus spaudo ir vairą sukinėja. Aišku, kad ir jis labai daug sprendžia. Bet sakau, vis tiek man taip keista, kad ir praktiškai aš dabar kiek atsimenu lenktynių, visada, nebūtinai McLarenai, tai Ferrari, tai dar kažkas. Kai tu nelaiku pakvieti, reiškia,
į boksus pasikeisti padangų pilotą, ypač kai keičiasi oro sąlygos, kai, akivaizdu, kad reikia keisti. Ne tai, kad natūraliai nuo dėvėjimosi tiesiog važiuoji su oro. Tai akivaizdžiai tu ir praloši, neatsimenu, kad kažkas būtų išlošęs. Bet dėl to, kad ilgiau užtruko, ne? Todėl, kad jisai nelaiku, tai dar vieną ratą turi važiuoti su tom netinkamom jau pasikeitusiom oro sąlygom, visą ratą turi važiuoti. Taip. O tas, kas laiku pakviečiamas, jis jau važiuoja greičiau. Todėl natūralu, kad tas su nepakeistom padangom, tu tik vieną ratą vėliau užsuk į boksus, tu jau prarandi kelias sekundės. Nebent tu tuo metu turi vilti, kad tu atgrosi daugiau negu prarasi. Tai bet praktiškai taip nebūna. Todėl mane stebina, kaip nesugebėti laiku pasikviesti boksus. Atrodo, kai kartojasi ta situacija. Ir jinai kartojasi su visom komandom. Tai čia tiek, bet aišku, dar įdomu tai, kad Aston Martin šitie labai neblogai paėmė 7-8 vietą Strolas ir Alonso. Strolas 7, Alonso 8, neblogai Aston Martin suvažiavo čia, kaip ir sakėme, kad Hulkenbergas fantastiškai buvo vėl 6. Hulkenbergas. Tai ką, šiaip, ką žinau, galim dabar apie Hamiltoną gal truputį. Aš noriu šiek tiek apie, nebent nori kokią kitą temą. Ne, gerai. Apie Hamiltoną norėjau šiek tiek, jisai buvo iš tiesų daug, ažiotažas gal labiau, ažiotažas turi pozityvę ar neigiamą labiau prasmę, gal neigiamą, ne? Žiūrint, koks kontekstas. Tai gal tada vadinsiu ne ažiotažu, o švente. Tada pozityvas. Tada tikrai pozityvas, nebent švenčiam kokią mirimo dieną, nežinau. Bet esmė tame, kad jis laimėjo tas lenktynes ir palaužė begalės rekordų, kas mane šiek tiek privertė pamastyti ir paklausti tavęs to paties klausimo. Aš nežinau, koks mano atsakymas, bet galbūt pradedu šiek tiek keisti nuomonę. Paklausiu tavęs, tai jisai, tokie įdomus skaičiai su jo pergalė, kas nutiko. Jis nutraukė 56 lenktynių be pergalės badą, tai reiškia, jis nuvažiavo praktiškai 3 sezonus. Be pergalės pirmos vietos. 2,5 sezono. 2,5 tai tikrai. Tai 9 pergalė vien Silverstone, rekordas vienos trasos. Tiek daug to paties laimėtojo vienoje trasoje nėra buvę, žinai, čia yra rekordas. Schumacheris buvo 8 padaręs Prancūzijos GP. Taip, o dabar 9 turi Silverstone. Hamiltonas. Vyriausias laimėtojas, apskritai 21 amžiaus, nes anksčiau buvo visokie Fangio ir panašiai, kurie važiavo ten 40 ar 50 kažkelintais. Tiksliai nepasakysiu, tai jie ten vyresni būdavo, bet 39 metų ir 182 dienų amžiaus. Tai laukiam, kol Alonso šitą pagerins. 12 išėlės podiumas būtent Silverstone, tai 12 išėlės lenktynių jisai nežemiau podiumo Hamiltonas buvo. Ir 15 apskritai savo karjerai. Tai grinai savo namų aikštėje dominuoja visiškai. Čia tikrai dideli pasiekimai, net man užstrigo, kad Vettelis ir tas pasirodo stebi ir pasveikino puikių laimėjimų patį Instagram, ir kuris ten, nebežinau, kuris ten pasveikino. Kažkur ten, kur jaunimas ten. Kur jaunimas, tik tokia. Važiavo, atsiprašau labai. Kas važiavo iš Formulės 1 lenktynininkų daugiau nei 300 lenktynių apskritai, tokie ilgamečius. Barrichello arba Barrichello, nežinau, kuris teisingiau variantas. Po tos atžymosių nebelaimėjo. Tai 300, nuvažiavęs daugiau negu 300 lenktynių, joks pilotas nebuvo laimėjęs, žinai, taip vėlai savo karjerą. O Hamiltono dabar buvo 344 lenktynės. Tai irgi belekiek laiko važiuoja ir, sugebėjo, yra koreliacija, kad tu savo karjeros galėtų jau nebelabai laimė, žinai. Ypač tokios ilgos karjeros. 6 laimėtojas iš metais, čia toks gal ne Hamiltono rekordas, o apskritai įdomumo rekordas, nes praeitais metais buvo 3 ir tik vienas ne Red Bull pilotas, Sainzas, Singapūrė. O dabar jau 6 pilotai. Ar galėsi man atsakyti, kokie? Tai Leclercas. Kuriuose? Tai dabar aš tikrai nesiminsiu. Aš irgi ne. Paskiau, tai Verstappenas, aišku, Russellas, Hamiltonas, Norrisas pirmą kartą laimėjęs ir sakai 6. Kas čia galėjo būti toks, gal Peresas koks? Aš pasakiau, aš pamiršau. Tai palikim šitą tokį įdomų. Čia užduotis jums, mėly žiūrovai, padaryti namų darbus už mus. Mes pažadam, kad... Čia matai, improvizuotas buvo labai klausimas. Supratau.
Tai net man įdomu, pakalbėsim apie tai. Tikrai ne Hulkenbergas. Ilgiausias tarpas tarp pirmos ir paskutinės pergalės. Tai 17 metų ir 1 mėnuo. Prieš tai Raikonenas turėjo rekordą 15 metų. Buvo tarpas nuo pirmos iki paskutinės. Nu, jau reiškia ilgamžiškumą rodo tikrai. 17 metų. Einasi. Alonso irgi ten neblogai su tais terminais irgi rekordų pristatęs, bet vat, šito Hamiltono tai kažkiek tokie, labiau tokie su laimėjimais susiję, su podiumais, O dabar kaip tik ir pabandysiu per tą laiką pasižiūrėti. Kas šiais metais Jo, tu pasižiūrėk, aš per tą laiką dar truputį paminėsiu, kad Leclerc'ui žiauriai nesiseka Ferrari pilotui, kuris liks Ferrari. Sainzui puikiai sekasi, čia irgi įdomiai taip yra su Ferrari, bet yra kaip yra. Ir nepasiteisino Ferrari taktika, su Leclerc'u per anksti uždėjo tarpinės lietaus padangas ir jis labai lėtai važiavo dar esant pakankamai sausai trasai. Taip. Ir irgi, va čia nelaiku pakviesti. Aš labiau akcentavau apie tai, kad per vėlai pakviečia, bet jeigu dar nepakankamai lietaus... Sainzas laimėjo. Leclerc'as ir Sainzas. Australijai, jo. Aš matai, galvoju, jeigu Ferrari laimėjo vieną kartą, negalėjau pagalvoti, kad dar pasirodo 2 kartus, tai ir Sainzas. Okay. Bet dabar Ferrari forma smigo, 2 kartus Ferrari laimėjo, bet dabar ir čia Mercedes dabar dirba. Jo, ir dabar Mercedesai tolygus Ferrari suprastėjo, žinai, sakyčiau, kaip čia pasakyti, kiek sako specialistai, kad tikrai padarė gerus patobulinimus, gerus tai yra, kad techninius patobulinimus, kad labai gerai patvarkė stabilumą. Reiškia, nebėra toks nestabilus, bet tada keičiasi kiti parametrai. Taip. Reiškia, todėl prasidėjo nesutapimai ir mėtymaisi tarp, reiškia, priekinių ir galinių ratų. Ir tada jis nebėra jau irgi toks greitas, nebėra taip lengvai valdomas. Tikrai nesileisiu, nes nežinau į techninės subtilybės, bet akivaizdu, kad geri kabutėse pataisimai lėmė suprastėjusią rezultatą. Ir čia klausimas tavo analogiškai tada. Tai kokio velnio ėjo, reiškia, Hamiltonas į Ferrari? Nes iš pradžio atrodė, kai Ferrari puikiai važiavo, atrodė, pataikė Hamiltonas, dabar atrodo, kad nebepataikė, nes dabar Mersa jau gerai varo. Vis tiek turi, žinai, parduotą savo darbo vietą. Ferrari jau norėjo pakeisti situaciją Hamiltonas ir kažką naujo prieš, žinai, karjeros pabaigą padaryti, sugebėjo parduoti. Aišku, niekas nėra garantuotas, kad bus viskas gerai, bet pažiūrėkim, kaip Mercedes dabar atrodo ir man atrodo, vėl atsigavo, žinai, kad yra dėl 3 vietos drąsiai galės kapotis su McLarenu. Tai, kas sako, kad negalės Ferrari to paties padaryti, žinai. Tai, dėl 3 kapotis, tai dėl 2? Dėl 2, žiūrėsim, žinai, Ferrari. Pažiūrėsim, reiškia. Pažiūrėsim tokią, žinai, situaciją, bet aš manau, kad kol kas pirmą Mercedes turi pasivyti 3 vietą, o tik tada dėl 2 mąstyti. Taip. Nes 74 taškai atstumą. Šiaip aš dėl ko suabejojau dėl 3 su McLarenais, aš labiau norėjau sureaguoti dėl 3 su Ferrariais. Nes aš jau į priekį žiūriu, aš manau, kad McLarenai dabar savo formą apšoks Ferrari, nes tik tą progą jums 7 situacija kokia dabar. Jo, pažiūrėkim. Red Bullis pirmas, nebejotinai su 373, tarp kitko netoks ir milžiniškas skirtumas, 71 taškas. Ypač kai Peresas nieko neberenka taškų. Tenais iš vis irgi dabar, tarp kitko, greit apžvelgus, Ferrari antroje vietoje su 302. McLarenas atsilieka tik 7 taškais, o Mercedes per 74. Tai Mercedes, kaip ir sakėjai, gal teisingai, kad pažiūrėjai iš karto, kad Ferrari gali nukristi į 3 ir tada Mercedes ne su McLarenu, su Ferrari kaposi, žinai. Jo, nes nebesisekam Ferrari visai. Aston Martinai turi 68, VCARB dabar čia rašo RB Honda, RBPT, tai nesuprasi, koks tas pavadinimas, 31. Įkandint seka Haasai, Hulkenbergas sakė, kad drąsiai gali kovoti dėl 5 vietos.
Tai čia dar, reikia daug padaryti, bet pasitikėjimas gerai. Alpine su 9.8, 9 Williams su 4 ir Kik Zauber vis dar anonimiškai važiuoja. Jo, tai Kik Zauber čia kosmosas, net dar trumpas interpas, Joe irgi, kadagi apsispręs, sako, aš jau nesuprantu, kodėl Sainzas nepasirenka komandos, nes priminkim, kad... Čia Joe taip sakė? Joe, jo, nes jis irgi neturi kontrakto ir dabar visos vis tiek komandos medžioja, sakykim, Sainzą. Ir šiaip tai iš tikrųjų, tokia kaip jau muilo operos, ar kaip ten jos vadinasi, kur nebeaišku, žinai. Šampūno operos. Šampūno operos, tai tai Joe ir Bottas, nežinau, jie visiškai nieko nerodo, tai tiek trumpai tas toks interpas apie Kik Zauber nulinį rezultatą. Gal su Audi bus šiek tiek geriau. Tarp kitko, Perezas ir prisiminiau klausimą, kurį norėjau pasakyti, gal pirmą tą klausimą apie Hamiltoną, dar trumpam sugrįžtam. Okay. Nes lyrišką tokį nukrypimą padarėm, bet vis tiek naudingą tokį. Ar Hamiltonas yra geriausias visų laikų pilotas? Aš pasiremsiu mėgstamą savo lenktynininko, anksčiau jis buvo, aš jį Tefteliu vadinau, bet po to jau nustojau taip vadinti. Turbūt, žinot, panašiai labai pavardė. Kai jisai su Weberiu... Rimuojasi su Babastianas Teftelis. Jo, nes aš labai jau pykau, kad jis taip sirgau už Weberį, tuo metu važiavo kartu. Ir, bet tiek to dabar. Tai va, pasiremsiu taip, kad kiekvienas, reiškia, etapas, tam tikras laikmetis, kaip čia gal geriau pavadinti, turi savo legendas. Labai sunku lyginti, aš su tuo sutikčiau, sunku lyginti, bet aš pasakysiu savo matymą, bet iš tikrųjų sutinku su tuo argumentu, kad labai keičiasi taisyklės, labai keičiasi technika, tai pilotai turi daugiau įtakos, ypač anksčiau. Dabar jau komanda. Nepalyginsi, taip sakant. Jo, todėl, bet šiaip, kadangi, kaip aš natūralu, kad nuo 50 metų formulė vyksta, natūralu, kad aš tik istoriškai žinau pasiekimus tų metų legendų. Šiaip pradėjau žiūrėti 2000-aisiais. Dar susijęs su tuo, kad kažkaip... Nostalgija gal šiek tiek tokia, ne? Ir pati pradžia mano žiūrėjimo ir tikrai daug padarė. Ir aš Michael Schumacheris, sakyčiau, yra kiečiausias, kadangi tuo metu jau buvo labai neblogos komandos, ta prasme, ir technologiškai aprūpintos ir telemetrijos daug duomenų, bet vis tiek pagrindinį dalyką sprendė vairuotojas ir trasoje, ir, sakykime, už trasos ribų. Tai va čia tokia sintezė, sakykime, dabar daug kas skundžiasi, kad dabar ne tiek važiuoja, kiek klausai, ką tau nurodinėja, kaip čia Alonso skundžiasi. Tai nėra tiesa, bet sakyčiau, tai va dabar Verstappeno tas dominavimas, kuris buvo iki to, jis ir dar pakankamai trumpas, lyginant su kitais. Tai va aš Schumacherį, nors jį aplenkė, galbūt susilygino su jo Hamiltonas, bet aš Schumacherį manyčiau, kad ir plius jis laiku pasitraukė, kas yra normalu. Gal ne visai laiku, nes jis dar Mercedesais grįžo. Ten daug visokių situacijų. Bet, kaip sako, jis labai gerus pagrindus paklojo po to, kai Mersai ten kelis metus varė su Hamiltonu, kai skynė vieną po kito čempiono titulus. Vieną kartą ten Rosbergas 16 metais, ten jie 7 ar 8 konstruktorių taurės ėmė, kai Red Bullis jau galų galę 21 metais su Verstappenu laimėjo, bet konstruktoriai 21 vis tiek liko Mersai. Taip. Tai mano išvada yra Michaelis Schumacheris. Man, asmeniškai. Iš principo negaliu nesutikti su to tokiu labai supaprastinus tą, kad, jeigu vienas krepšininkas, tarkim, nežinau, kaip pavyzdį, 6 titulus pelno su konversais atsilupusiais, inkariukais tais vadinamais, 50-ais, ir kitas su geriausia medicininė priežiūra, reabilitacijos technologijom irgi 6 pasiekė, ten virš 2000 su geriausiais Nike sportbačiais, kuris kietesnis, tas, kuris su prastesniem sąlygom tą padarė, ar tas, kuris, geresniem. Tai, vienas iš tų tokių, kad čia žvėrės labiau gal valdė pats Schumacheris, ne?
Jo, bet vat, į tą argumentą tau oponentai ir man taip pat, ir tau turėtų va, tokį atsakymą, bet jis lenktyniavo su atsilupusiais konversais. Ir kiti su atsilupusiais. Ir kiti su lenktyniavo, o sprantit, tu lenktyniauji tarp robotų, kaip sakant, ir tarp nerobotų, tai negali lyginti, o jisai buvo toks, visi tokie buvo, žinai, ir tu tarp jų buvai kiečiausias. Tai va, už tai aš sutinku su, iš esmės, jeigu taip teisėjai darytų, grinai plikai, ne emocionaliai, tai negali lyginti, nes... Bet niekada vakume nepalyginsi, nes jie kitose, kaip ir sakai, kartose važiavo kitokiam sąlygom, per daug kintamųjų. Jo, per daug ir tikrai, nu, ir augo visai kitoje aplinkoje, lenktyniniai aplinkoje. Ne, negali lyginti, bet emociškai taip. Nu, emociškai tu tikrai, kiekvienas mes turim savo tokius vertinimo kriterijus asmeniškus. Aš dabar pats net nežinau. Aš, kaip ir sakiau, kad turiu savo nuomonę. Ir nebeturi. Ne, vis dar linkstu link kažkaip man įsitikinimas, žinai, kažkoks viduj yra, kad Schumacheris labiau kol kas dar legenda, nes aš kažkaip dar mėgstu įtraukti ir įtaką už aikštės ribų. Kaip ir sakei, nu, jis dar turi turėti statusą, tam tikrai, aišku, Hamiltonas turi statusą vienareikšmiškai. Taip. Bet Schumacheris dar kol kas, na, pamatysim, ką Hamiltonas vyks po karjeros savo, nes Schumacheris, kaip ir sakė, dar padėjo pamatus Mercedes dominavimui irgi neblogus. Jis pasiekė daug ir kitoj sferai susijusiai su formulė, demonstruodamas savo universalumą. Tai kol kas dar negalėčiau sakyti, kad Hamiltonas jau, na, turi labai didesnę sportui įtaką negu Schumacheris. Nors aišku, dabar, kai tik tokai visa kita, tai tu plačiau tavo žodis nuskamba, bet... Kiti laikai, čia nėra ką norėti. Bet įdomu bus, ar Hamiltonas tikrai savo statusų ir legenda neviršys kažkada vėliau savo gyvenime. Aš manau, kad čia nėra visiškai ne, arba neįmanoma. Ir aišku, po to galų gale tai vis tiek liks emocinis vertinimas labiausiai. Ir nes jeigu remtumėmės grinai tik statistiką plika, tai šiuo atveju Robertas Oris būtų pats krūčiausias, kiečiausias, ar gal tiksliau sakykim taip, kietesnis negu Jordanas būtų. Girdėjęs tokį Robertą Orį? Nu tai va, būtent. Jis Big Shot Bob buvo vadinamas ir jisai pelnė daugiau titulų negu Michaelas Jordanas. O Michaelas Jordanas, nu, yra laikomas pačiu geriausiu. Ar jis dėl to geresnis? Ne, labai abejoju. Jo, tai čia tikrai daug tų kintamųjų. Tai ką, galim tada gal grįžti, nebent turi dar kažkokių klausimų man? Ne, aš paklausiu, ar tu žinojai, gal paklausiu, bet čia retorinis klausimas. Žinojai, kad nebe Rolexas bus nuo 25 ar tai 26 pagrindinis rėmėjas? Dabar tiek daug visokių kintamųjų, kad nespėjom visko sekti, nežinau. Tag Heuer, tokia, jeigu esi girdėjęs, jie irgi raportuojama, kad sandoris už metus sieks $150 milijonų. Tai visai neblogi pinigėliai, galėtų mums kokį 10 000, jie net nepajustų, tai būtų suapvalinimas tiesiog, žinai, jų sąskaitos knygose, sąskaituose. Jo, tai taip, sumas nemenkos iš tikrųjų vaikšto ir... Vaizduoju, kiek visas koncernas turi turėti pinigų, kad galėtų tiesiog reklamą išleisti per metus 150 milijonų vien formuliai. Nu, čia, man atrodo, pakankamai logiška, jeigu yra matuojama pasiekiamumas, jeigu tu nori reklamuotis Formuliai 1, tu jau maždaug vis tiek suskaičiuoji pasiekiamumą, tu maždaug gali prognozuoti savo pardavimus. Nu ir jie įvertina, mūsų pardavimai bus ir pelnas atitinkamai, tarkim, 200 milijonų, tai aš galiu pasiūlyti 150 arba netgi ant nulio. Tais metais sugroti, sakykime, kad žinomumas padidėtų. Nebaisu tau būtų operuoti tokiais pinigais? Ne, nebaisu, tai tas pats, kas 150 eurų, nes, dabar operuoju tokiais, operuoju kitokiais. Tai čia manau, kad čia jie nebijo tokių dalykų, nes populiarumas tikrai didelis ir tikrai vertina, jiegi ne vien formuliai tagai tie reklamavosi iki šiol. Nu, jie tikrai įsivaizduoja specai, kur koks reklamos, graža, kokie yra reklamos. Taip. Tai manau, kad jie pakankamai realiai vertino reklamos pagrindinio rėmėjo statuso įtaką ir tikrai galvoja ir manau, kad pasiteisins jų. Tai sakau, čia klausimas, gal net į minusą eina, svarbu, kad pasididinti žinomumą ir tada dar kitais metais
į nedidelį, tarkim, minusą. Tai čia tik tai klausimas, kodėl Rolexai nepasiūlė 151. Nežinau. Atsiprašau, galbūt jie tiesiog nebematė tokios grąžos arba tiesiog buvo kur kas didesnis pasiūlymas, bet aš žinau vieną, kad Bostono Krabas mielai išsidės jūsų logotipą savo marškinėlių už ne 150 milijonų, bet 150 eurų jūsų logotipas gali atsirasti čia. Už vieną pasirodymą, vienas 150 eurų pavedimas. Susitarsim, svarbu pirmiausia. Susitarsim, taip. Čia geras peršokimas buvo. Tai va. Tai dar trumpai užmeskime akį į tai, kokia situacija yra vairuotojų rinkoje, vos nepasakiau, bet vairuotojų standinguose, jeigu tai būsime labai angliškai šnekėtume. Verstappenas pirmas atitolęs nuo Lando Norris antroje vietoje esančio per 84 taškus, tai pakankamai komfortabiliai. Primenam, kad pirma vieta 25, tai praktiškai tu turi nebūti dešimtuke. Taip. O tave vejantysis turi pirmą vietą laimėti 4 kartus, kas praktiškai nerealu. Bet tai, šiaip jau praėjo pusę lenktynių, sakykim, tai aš manau, kad vis tik nepavys Verstappeno Lando Norrisas. Aš irgi manau, kad ne. Šansų yra, bet manau, kad ne. Aš jau dabar drąsiai, jeigu sakytų, tarkim, žinai, nukirpsim tau visus kojų nagus, tarkim, žinai, bet tiesiog trumpai nukirps. Nenoriu daugiau rizikuoti, bet aš ramiai tada sakyčiau, kirpkit, tavasme, nereiks kirpti, nes tikrai nepavys. O grįžtant į lentelę, tai galim apačioje visi nuo antro ir žemyn, tai ten tokia maišalinė, aišku, ne pats paskutinis ten 7, kur po kelis taškus ar keliasdešimt turi, bet nuo Lando Norriso, kurį jūs minėjai, turi 171 ir žemyn. Tai bet kas, bet kada gali pirmą vietą paimti ir būti tai antras, tai trečias, tai penktas, tai šeštas, tai žemyn, tai aukštyn dar daug lenktynių. Tai tie kintamieji nuo 2 iki 8 praktiškai būtų, nes Fernando Alonso, būdamas 9, jisai nuo Lewis'o Hamiltono atsilieka per 65 taškus. Tai irgi yra daug. Ypač turint omeny, su kokia technika važiuoja šiuo metu Alonso. Ja, ir Mercedes forma. Toliau, tokie, sakyčiau, įdomesni variantai, jau ką galite pažiūrėti patys, gal nevardinsiu visų išėlės, bet Oliveris Bermanas vis dar 14, kuris tarp kito su Haas pasirašė. Oficialiai pasirašė, ne? Strolas pasirašė, mes tik prasitėsė. O, kaip keista, prasitėsės. Ir Bermanas su Haasais jau. Ir Loganas Sargentas nebėra paskutinis tarp kitko. Valtteri Bottas, šitas suomių dviratininkas, jis labai mėgsta dviračių sportą. Ir jisai yra paskutinis dabar, įsivaizduoji? Taip, bet matai, Sargento su Williams paskutinėse lenktynėse 11 vieta lėmė tai, kad nors taškų nėra, bet pozicija jis turi 11, tai Bottas suprask, niekada ir nebuvo net 11 per visą šitos etapus. Tai galima trumpai užmesti akį. Ir dar supranti, dar kol tu užmesi akį. Man patiko, Bottas komentuoja apie savo galimybę. Aukščiausiai 13 buvo. Sakau, tai va. Todėl tai turim tą, kad jeigu taškų neturi, tai jeigu vertina tavo aukščiausią poziciją, jeigu ir vienas ir kitas buvo 11, tai tada žiūri, kiek kartų tu buvai 11, tai įma sekančią poziciją ir taip toliau. Tai Bottas ir taip žiūriu, žinai, jisai komentuoja savo galimybės kitą metą važiuoti Mercedesus. Galvoju, ką jis čia komentuoja. Ne, žinai, jeigu aš pasakau, kad man nėra šansų, tai yra galimybė komentavimas realiai. Bet jis taip įdomiai, žinai, sako, kad, jie man galėtų pasiūlyti tik 1 metų sutartį, o manęs tai netenkina, todėl šansų aš neturiu, suprantu. Renkasi jisai, matai. Jo, tai tipo, aš noriu ilgalaikės sutarties, irgi žmonės. Tai čia kaip ir Džau minėjau, kad, kada tu Sainz apsispręsi, tai Kik Zauberis, abu Valtteri Bottas ir Džau, kol kas be sutarčių ir taip kažkaip, aišku, suprantu, kad kai Sainzas apsispręs, kur eina, mano supratimu jisai į Audi nuo 26. Okonas jau oficialiai su Haasais? Dar ne. Nes lyg ir girdėjau tokių, kad Okonas čia derasi. Tai Okonas irgi turės, Sainzas turės sutartį, Bottas neturės, o Džau, manau, kad prisiglaus irgi prie kažko, jis nėra. Prie ko? Kur vietos bus Williams? Jo, nebelieka vietos. Šiaip nieko neberodo, abu su Kik Zauberiais, nežinau, iš tikrųjų. Šiaip. Tai tai ir tas pats Magnusenas neteks vietos, man atrodo. Ta karuselė tikrai bus įdomi, mes turėsim kitos lenktynės. Vengrija po 2 savaičių.
Vengrija po 2 savaičių, tada po Vengrijos, kodėl aš Pertrauka bus. Vasaros pertrauka. Tai dar Belgija bus, ar ne? Dar Belgija bus, atsiprašau, bus taip, 21, reiškia 2 savaičių Vengrija ir iškart po savaitės Belgija. Ir tada pertrauka. Ir tada vasaros pertrauka. Galim pereiti jau pabaigai prie Pereso likimo, taip, nes yra tam tikros sąlygos pasirodo. Dėl jo performance. Dėl jo visų tų nesąmonių ar sąmonių, reiškia, ir tai turi įvykti iki vasaros atostogų, bet manau, kad jis pasmerktas yra. O kokie tie performance'ai, ką tu turi? Dėl jo, kaip jisai važiuoja. Jeigu jis taip tragiškai toliau važiuos, ta prasme yra... Jis prie Verstappeno atrodo kaip Lansas Strollas, žinai, ta prasme, nelabai jisai kokybiškai atrodo. Jo iš tiesų, įsikvėpus tą magiją kažkokią, bet jis turi belia kokius sponsorius ir Meksikoje, oi kiek Red Bullių parduoda, jaučiu papildomai. Tai taip, mes apie tai šnekėjom, dar iškilo tokie, kad Verstappenų šeima, tai yra tėvas ir sūnus labai norėjo, kad Peresą būtų pratęsta sutartis, bet Red Bull vadovai nėra kvaili, jie sako, Maksai, jeigu nori, kad liktų Peresas, bet jam bus atitinkamos sąlygos sutartį, taip, mes pasirašom su juo 2 metų sutartį, bet jis turės nevažiuoti paskutinis, tai 2 sąlygos pasirodo buvo įrašytos, aišku, tai nėra, kad čia, reiškia, parodyta mums ta sutartis, bet, jau taip, matyta informacija daugiau mažiau patikima, sakyčiau, kad turi būti ne mažiau per 5 vietas rikiuotėje iki vasaros. Iki vasaros dabar iki vasaros. Liko 2 etapai, dabar jis yra 6, o Maksas 1. Taip, tai 5. Ir jis laikosi ant ribos, bet pažiūrėk, skirtumas dabar Russellas, kuris žymiai geriau važiuoja ir laimi, skirtumas yra tik 7 taškeliai. Tai aš manau, kad jis šito jau neišlaikys. Žiūrėk, galim iš tiesų ir pabandyti tokį, gal nesilažinti, bet taip išgarbės. Gerai, bet dar ne viskas čia. Gerai. Yra dar vienas dalykas su Peresu. Ojoj. Yra taip, turi būti skirtumas 5 vietų išsidėstyme ir 100 taškų, nedidesnis kaip 100 taškų skirtumas iki vasaros nuo Verstappeno. Dabar yra 137. Truputį daug. Tai be šansų, tai 24. Ne, taškų jis nepagaus, niekaip. 20 kiek, dabar aš jau pats. 137. Bet 25 taškai ar 24 aš jau susimašiau. Už pirmą vietą 25, jeigu greičiausias ratas 26. Kodėl man 24? Tai žiūrėk, tai reiškia, Peresas turi būti pirmas, kas dabar šiais laikais neįmanoma, o Verstappenas 11 už taškų ribų. Tai vieną kartą. Taškais, ne. Ir 24, tai tada liktų, jo yra skirtumas 137, o reikia 37 atgroti, ne? Kad būtų nedaugiau 100. Taip. Tai tada lieka 25, tai 12 taškų. Ir tada antras lenktynės vėl turi būti 1, o Verstappenas kažkur 6. Taškais niekaip. Tai ar vieta? Sakykim, kad čia yra viena iš 2 turi gyventi. Ne, aš kiek supratau, turi būti ir ta, ir ta. Jofaja. Tai viskas Peresui. Tai buvo paskelbta iki šito Silverstone'o, kur mes negalėjom komentuoti apie tai, būtumėm diskutavę, būtų įdomu stebėti lenktynės ir Peresas, ir kvalifikacija Silverstone'e, ir ten liko ten kačiuk Raikė ir 3 daly ir pabaigė. Ir važiavo toliau, jisai ten 17, 0 taškų, Verstappenas šiaip ar taip, vis tiek jisai buvo taškų paėmė. Tai sakyčiau viskas, dabar, kai yra gandai, kad šitas Ricardo įkeis, bet Ricardo jis nieko nerodo. Jis nieko nerodo, irgi, absoliučiai. Tai pažiūrėkim, kiek dar kartą Ricardo dabar turi taškų su ta dukterinė kompanija, kuria vejasi labai sėkmingai Haasai. Ricardo yra 13 su 11 taškelių, jis nieko nerodo. Jis neberodo, tai bus tas pats dar netgi blogiau, sakyčiau, negu Peresas. Ir čia, kai sako, tai čia visi kalbina, tai kaip Peresai, kaip tu, čia kaip tau, nieko nežinau, reiškia. Nieko nežinau. Aišku, blogai nuvilti man komandą, bet turiu 2 metų sutartį atšokit, žinai. Tai natūralu, kai jis taip turi sakyti, bet sąlygas tai žino, kokios jis ten yra tiksliai, tai aišku, jis tiksliai žino, bet sakykime šitoje vietoje, kai Ricardo klausė, sako,
Natūralu, kad Ricardo nežino Pereso sutarties sąlygų, natūralu. Bet Ricardo, kai klausė, sako, tu kaip manai pakeisi, tu, reiškia, Peresą, jeigu jis ten grybą mals. Sako, vis stebuklų būna visokių. Tai negi sakys, ne, man. Ne, jis galėtų sakyti, baigit, taigi Peresas turi 2 metų sutartį, kur čia man? Aš taip irgi nesakyčiau. Bet žiūrėk, darom dėl garbės tokias lažybas. Tai va, dabar aš jau baigiau visą Pereso informaciją, bet aš manau viskas. Mes jau ir sakėm, ką jam šakės, bet tai dabar tai visiškai šakės. Garbės lažybos iš kito vyro darbo vietos. Iš ledų porcijų. Iš ledų porcijos ir turėsim viešai suvalgyti. Taip. Bus įvertinsim, kuris skanesnė ledų firma yra tos paties pobūdžio ledų, tarkim abiejų vanilinių, kuri firma yra skanesnė. Bet tai čia reklamuot negerai. Mes net 150 eurų negausim. Tai mes nereklamuosim, mes tik tais pasakysim savo nuomonę. Ne, tai mes turim uždengti logotipus tų ledų, supranti? Ai, žinai, gal po to sakys, o kaip jie mums gerai padarė, perėsim 500. Gerai, avansų padarysim jo. Ar Perezas, dabar galvoju, kurios lažybos geresnės. Ar kad Perezas tai sakyk, iki pertraukos bus viena lažyba. Yra, ar Perezas iki, jau po Belgijos, prasidėjus pertraukai. Gerai, po 2 lenktynių. Po 2 lenktynių, ar jis bus daugiau negu per 5 vietas nuo Verstappeno, čia lažybos vienos potencialios, o kitos, ar jis dar turės darbo vietą po Belgijos lenktynių. Aš į antrą iškart sakau, aš manau, kad vis dar turės. Ar tu manai kitaip ir dėl to būtų galima lažybos, nes jeigu būtų taip pat manom, tai... Tu manai, kad jis turės darbo vietą? Aš manau ne, kad neturės darbo vietos. Tai manai neturės? Manau neturės. Daugiau šansų, kad neturės. Yra šansų, kad turės, bet daugiau šansų, kad neturės, nes tragedija. Kai išgirdau tas sąlygas, tai... Tuo labiau, kai jis neįvykdys 137. Bet vis tiek, priimkim tai su žiupsneliu druskos, kaip sako, kad galbūt tai nėra tiesa. Galbūt tai nėra tiesa ir taškų neimkim, nes ten visiškai nerealu tą padaryti per 2 lenktynės. Taškų neimam, tik vietą. Tik tais vietą. Tu nori pasakyti, kad Peresas, jeigu ir kris į 7 vietą arba į 8, vis tiek... Čia kitos lažybos. Čia kitos, tai kaip? Vienas yra, ar Perezas turės darbo vietą, o nebent jos persipina. Okay, nesvarbu, kokios bebūtų sąlygos, ar Peresas turės darbo vietą. Aš sakau, neturės. Aš sakau, kad turės. Tai mes jau susilažinome. O kitas lažybo? Kitas, aš galvoju tiesiog, ar jie aplenks, ar jisai bus per 5 pozicijas iki Verstappeno. Tai kaip tu manai, kaip bus, liks? Nes jeigu manai, kad paliks darbą. Aš manau, kad Russellas aplenks. Tai kaip ir sutampa. Bet būna tas pats iš principo, bet gali keistis, gali būti, kad čia fiktyvas yra toksai, žinai, gali. O tu kaip manai? Tai aš galiu daryti sakyti ir taip, kad ir Russellas ir Hamiltonas Peres aplenks. Gali taip sakyti. Aš sakau, kad tik Russellas aplenks. Aš sakau, kad Russellas ir Hamiltonas aplenks ir Peresas neteks darbo. Gerai. Pirmas, kad turės darbą. Tu sakai, kad neturės. O antras aplenks Ruošk ledų porciją, aš pasirinksiu, kokius noriu. Ir aplenks abu Mercedesai. Va čia, atsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Turim pasakyti apie tai. Taip. Jo, tai, sorry, kad mes taip ilgai su jumis čia aptarinėjom, bet buvo smagu ir iš kitos pusės, mes ilgai nesimatėm ir buvo net 2 lenktynės, tai dabar jau tą klaidą taisysim ir jeigu nieko neatsitiks tokio netikėto, nuo mūsų nepriklausančio aplinkybių, force majeure, kaip sakant, kaip sutartyse ir kitur kalbama. Jo, tai mes... Po 2 savaičių, man atrodo, ar po 3? Ne, aš norėjau pasakyti, kad mes visą sezoną liktai jau ir užbaigsim su tiesioginė transliacija. O reiškia kitos lenktynės 21 Vengrijoje 16 valandą. Tai už 11 dienų, iš 2 savaičių nepilnų. Nepilnų 2 savaičių. Tai va, susitiksim, aišku, anksčiau truputį, tai pasijungsim ir kartu žiūrėsim lenktynės, dalinsimės informaciją ir stebėsim, kaip Peresas praranda darbą. Aš manau, stebėsim, kaip žmogus triumfuoja atvažiavęs aukščiau šiek tiek. Jo, Vengrijoje dar nestebėsim, kaip praranda darbą, bet... Bet to gali per tą pertrauką. O žiūrėk, dar patikslinkim, ar praranda darbą, ar jį pakeičia kitas pilotas. Čia va irgi labai svarbu. Ar tu visiškai, kad jį išmes iš, ar jį tiesiog sukeis į dukterinę?
Aš nežinau. Aš manau, kad jis darbą išlaikys, nes jo rėmėjai belia. Žiūrėk, jeigu jis pereina į dukterinę, tai jis prarado darbą ar ne, kaip laikysim? Prarado. Ok, tada man tinka. Gerai, sutarta. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, tai pergalė bus mūsų. Pergalė bus mūsų iki susitikimo artimiausių metų. Viso gero.